Labą dieną. O Antanas namie? O ne, kaip visada išdūmė. Net purškalą nuo odų pamiršo. Na tai geras tas purškalas, nematytas toks. Taip, bent 100 labai geras, veiksmingas. Kaime išbandžiau, tikrai veikia. Na taip, išties nemalonu. Išvykose kaip puola uodai, mašalai ir kiti vabzdžiai. Daugybė vabzdžių. Uodai, musės, muselės, mašalai, sparvos, taip pat ir erkės minta žmogaus krauju. Baisu. Reikia gintis. O tai šitas atbaido. O kaipgi? Aš kaimietė braidau po miškus, laukus. Žinau, ką kalbu. Kraujasiurbius prie aukos privilioja judantis šiltas kūnas. Nenorint tapti erkių ir vabzdžių skanėstu, reiktų nejudėti ir nekvėpuoti. Na ir pasakei. Na ką jūs juokauju. Laimiai yra ir kitas, patikimesnis ir patogesnis būdas. Kad gamta mums būtų miela ir pasitiktų draugiškai, reikia tapti nepastebimam kraujasiurbiams. Naudoti repelentus. Pasipurkšti bent 100 ir ramu. Ir ilgai veikia? Patikima apsauga net 8 valandas, patikrintas reikalas. Repelentai bens apsaugo ne tik nuo erkių ir uodų, apsaugo ir nuo kitų geliančių vabzdžių, sparvų, blusų, mašalų, musių. O čia parašyta veiklioji medžiaga DEET. O kas tai yra? DEET tai medžiaga sukurta apsaugoti Jungtinių valstijų kariams ekstremaliomis laukinės gamtos sąlygomis. Iki šiol DEET yra bene veiksmingiausias repelentas. Bent 100 didžiausios 95% DEET koncentracijos repelentas. Maksimali apsauga, ilgalaikis poveikis tinka ekstremaliomis sąlygomis, keliaujant po kraštus, kuriuose gausų geliančių vabzdžių ir erkių, pelkėtose vietovėse, uodų ar erkių sezono įkarščių. Taip, aš irgi mėgstu su meškeryte prie ežero pakrūmėse pasėdėti. Reikės nusipirkti. Būtinai nusipirkit. Neatiduokit savo kraujo, o neretai ir sveikatos vabzdžiams. O kad taip kas išrastų kokį nors repelentą nuo negerų žmonių, ar ne? Nuo žmonių neapsiginsi, dėja. O tai ką, pasiėmė šitą purškaliuką ir tepkis kur nori? O ne, šitaip tai tikrai negalima. Bent 100 gali pakenkti drabužiams ar gaminiams iš sintetikos, plastiko, natūralios ar dirbtinės odos. Naudokite repelentus griežtai laikydamiesi instrukcijų nurodytų ant pakuotės. Negalima naudoti vaikams iki 3 metų ir neleiskite vaikams patiems teptis repelentu.